Na, labas vakaras visi. Šiandien 23 metai spalio antra diena ir yra tokia žinia, kurią norėčiau trumpai tik tai pasakyti, kas vyksta ir kas bus rytoj Vokietijoje. Tai pati naujausia, sakykime, naujiena, kurią taip pat nesenai sužinojau. Tai kas gyvenate Vokietijoje, kas turite draugų, pažįstamų giminių, kurie gyvena, praneškite būtinai, kurie domisi politika, kas vyksta Vokietijoje ir panašiai. Tai rytoj Berlyne renkasi žmonės į mitingą, į protestą, didžiausią protestą. Bus rytoj labai didelis protestas 11 val. Vokietijos laiku. Rinksis prie, man atrodo, prie tų rūmų vyriausybės, kur tenai yra jų tenai Vokietijoje, Berlyne, tai bus didelis mitingas. Jie reikalaus atsistatydinti vyriausybės, taip kaip buvo daroma Lietuvoje, bet matoma, kad čia niekas mums neišėjo ir su tais mitingais. Tai va, pirmas reikalavimas tai jie, kad atsistatydintų vyriausybė. Antras dalykas, kad būtų priešlaikiniai Seimo rinkimai, irgi tenai pas juos ten vyriausybės tie rinkimai. Ir kad nauja išrinkta valdžia būtent tarnautų visuomeniai ir dirbtų visuomeniai. Nes tai, kas vyksta dabar Vokietijoje, kas liečia tuos pabėgėlius, migrantus, ukrainiečius, tai yra labai didelės problemos dabar paprastiems žmonėms, kurie gyvena. Ir ne vien tik vokiečiams, bet tie, kurie jau senai gyvena, atvykę, sakykime, ir iš Lietuvos, ir iš Rusijos, iš kitur žmonės atvykę, kurie jau gyvena Vokietijoje daug metų. Tai jie su tam problemom susiduria, nes dabartinė valdžia, kaip ir pas mus Lietuvoje, tiesiog viską atiduoda Ukrainai, ukrainiečiams ir juos remia ir panašiai. Tai už tai noriu jūs perspėti, pasakyti, jūs irgi pasakykit, eikit, jeigu kas gali, dalyvaukit tuose tam proteste ir panašiai, nes, sakau, bus tie 3 reikalavimai, kad valdžia tiesiog atsižvelgtų į paprastą žmogų ir tarnautų, dirbtų žmonėms, taip kaip turėtų būti ir Lietuvoje, bet dėja nėra. Tai va, tokia trumpa mano žinutė buvo, tai praneškit ir dalyvaukit, būkit aktyvūs ir tenai, kur kas gyvenat ir taip toliau. Tai duokite žinoti, kas tenai, kaip praeis tas visas protestas ir visa kita. Patys irgi skelbkite pas save visuose platformose, kur tik tai gali, kas vyks, nes rytoj tikrai, sakau, bus didelis protestas Vokietijoje. Tai ką, gero vakaro ir iki greitų.